Mūsų visus DJIus apgavo su savo naujausia Action 6 kamera. Tad jeigu planuojate ją pirkti arba atsinaujinti iš senosios 5, būtinai pažiūrėkite šį video iki galo ir sužinosite, kodėl taip yra. Šią naujausią DJI veiksmo kamerą ką tik nusipirkau ir ją išbandžiau Lenkijos bike parkuose. Ir netruko ilgai iki kol pastebėjau, kad plačiai išreklamuotas kvadratinis sensorius, apie kurį visos marketingo kompanijos kalbėjo, yra visiškas melas. Buvo reklamos nupasakota idėja, kad su kvadratiniu sensoriumi gali filmuoti abiem formatais 16:9 ir 9:16. Vienas kvadratinis sensorius išsprendžia amžiaus dilemą, kaip filmuoti. Bet dėja, sensorius iš tikro nėra kvadratinis. 1/1.1 yra sensoriaus įstrižainės dydis, kuris nenusako, ar tai yra kvadratas ar stačiakampis. Tai tiesiog įstrižainės ilgis. Aš manau, kad jis iš tiesų yra identiškos formos kaip ir Action 5 kameros sensorius. Viskas labai aiškiai matosi testo būdu. Pastačiau kamerą ant trikojo ir filmavau visais aspect ratio modais, nejudinant kameros. Tad paimkime šį kadrą, kuris nufilmuotas DJI Custom Mode 1:1. Įsidėmėkite kadro plotį ir aukštį. Dabar tas pats kadras nufilmuotas 16:9 gaunasi gerokai platesnis. Paimkime 9:16, jis tampa gerokai aukštesnis. O dabar kitas modas 4:3. Vėl kitas. Tad reziumė tokia, kad vienas modas nenaudoja pilno sensoriaus potencialo, kaip kad buvo tikimasi. Visa reklamos kompanija gudriai, nesakydami konkrečiai, supainiojo žmonės, tad pagrindinis dalykas, dėl ko daugelis nori įsigyti Action 6 kamerą, iš tiesų neturi to, ko tikimasi kvadratinio sensoriaus. Tad visas hypas yra bullshitas. Bet nesupraskite klaidingai. Ši kamera man vis tiek patinka, ji filmuoja puikiai, bet tiesiog nervina faktas, kad DJIus melavo, sugudravo ar kažkaip tais kažko nedasakė ir taip suklaidino žmonės ir tiek. Bet aš manau, kad Action 6 ir Action 5 iš tiesų nėra jau antiek jau skirtingos, jos pakankamai panašios kameros. Tad jeigu jūs planuojate pirkti ar upgrade'inti Action 6, gerai apie tai pagalvokite, nes negausite to, ko iš tiesų norite.